Jeigu esate Bitlų gerbėjai, tai ši žinia tikrai jūs nudžiugins, nes visai greitai sulauksime ne vieno, o net 4 filmų apie šią grupę. Gerai, sakydamas visai greitai, gal šiek tiek perspaudžiau, nes iš tikrųjų filmai pasirodys 2028-aisiais ir visi 4 filmai bus išleisti balandžio mėnesį. Šio ambicingo projekto ėmėsi režisierius Samas Mendesas, kuris kurs 4 filmus apie 4 skirtingus grupės narius, apie kiekvieną atskirai. Šį režisierių visi žinome iš ankstesnių jo darbų 1917 ar Operacija Skyfall, bei aišku daugiau kitų. Taip pat jau yra atrinkti ir aktoriai, kurie įkūnys legendinius atlikėjus. Šiais metais filme Gera mergaitė sužibėjęs Haris Dickinsonas įkūnys Johną Lennoną. Dar pernai pagrindinį vaidmenį Gladiatoriaus antrajame filme atlikęs Paulas Meskalis įkūnys Paulą McCartney. Iš filmo Saltburn žinomas Baris Keoghanas įkūnys Ringo Starrą. Na, o Josephas Quinnas, kuris iškilo kaip keistų dalykų Edis ir dabar bus naujasis Johnny Stormas Fantastiškų ketvirto filme, taps George'u Harrisonu. Ką jūs manote apie šios filmus? Ar laukite? Pasidalinkite savo nuomonę komentaruose ir nepamirškite manęs pafollowinti.